Todėl, kad išmoktų skaityti, pasakas sekti. Taip, bet tikriausiai jūs nežinote svarbiausios paslapties mūsų mokykloje. Mūsų mokykla dalyvauja vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projekte Olimpinė karta. Ir mes esame patys sportiškiausi Jonavos rajono mokiniai. Tai šitą? Jūs šaunuoliai. Taip, ir šiandieną jūs su mūsų klasės, mūsų mokyklos ketvirtokais atliksite trumpą projektėlį, taip, kuris vadinasi Be olimpinio ugnelio į kiekvieną širdelę. Ir šiandien mes susirinkome todėl, kad jums parodytume ir pristatytume, kasgi yra tas olimpinis ugdymas, kodėl būtent šiandieną jūs atliksite užduotėles ir spalvinės užduotėles. Ar gerai? Aš jums vaikai labai trumpai, labai aiškiai pasakysiu, ką tai reiškia spalvos, kodėl būtent šiandieną užduotėlė bus spalvinė. Taigi šiandieną jūs atliksite užduotėlę, kitaip tariant, darysite olimpinę vėliavą. Ir kaip pamatysite, olimpinėje vėliavoje pavaizduoti 5 skirtingų spalvų žiedai ir būtent baltame fone. Baltas fonas simbolizuoja taiką ir olimpinių žaidynių metu. Žiedai simbolizuoja 5 žemynus, tai yra Australija ir Okeanija, Azija, Afrika, Europa bei Amerika. Na, pasižiūrėkite, štai kaip atrodo tie olimpiniai žiedai. Ir būtent jie yra išdėstyti 2 eilėmis ir griežtai nustatyti tvarka. Tai mėlyna spalva arba mėlynas žiedas, geltona, žalia, juoda ir raudona. Štai kaip atrodo mūsų olimpinė vėliava, kad jūs įsivaizduotumėte. Taip. Ir būtent šitie žiedai turi sietis vieni su kitu, turi kirsti tarsi vienas kitą. Ir šitie žiedai atitinka 5 pasaulio dalis, kurios turi olimpinę sveiko rungtyniavimo dvasią. Tai ne veltui ir sakiau, kad mūsų mokykla būtent sportiškiausia mokykla, kad mes esame sportiški ir mėgstame būti sveiki. Na ir labai trumpai vaikai, štai kaip atrodo Australijos žemynas ir Okeanijos salynas, tai yra pirmas žiedas, taip, kurį įeina. Australija, štai mokytojai rodo. Azija. Žemėlapį pasižiūrėkite. Afrika. Europa. Amerika. Taigi, na, o dabar laukia pati įdomiausia ir pati linksmiausia užduotis arba veikla. Jūs su mokytojomis eisite į klases, kuriuose jūsų lauks ketvirtokai, tai yra patys vyriausi šios mokyklos mokiniai, kurie jums padės atlikti užduotėles ir galiausiai po vienos pamokėlės visi susirinksime šičia mokyklos fojė, kur eisime į mūsų gražų aikštyną išdėstyti būtent šituos olimpinius žiedus. Taip pat pasigaminsite ir į darželį atnešite parodyti savo paukštelį. Ar jūs pasiruošę dirbti? Taip. O sakykite dar, aš rodo kokios spalvos paukštelį? Geltoną. Aš pradėjau kirpti kokį dar paukštelį? Juodą. O gal jūs atsimenate, jums kalbėjo fojė apie kažkokias spalvas?
O ką tos spalvos reiškia? Kodėl čia tos spalvos? Gal darželinukai atsimenat? Kam tos spalvos? Kodėl tokios spalvos? Olimpinė spalva. Olimpinė spalva. Tau Gaudvydas padėjo, taip? Ne, Pats? Ar tu uždėjai? Aš paskui uždėjau olimpinę, o jis pasakė. O tu labai gerai, dėsi tą ranką, paspauskite dviesi gerai. Ketvirtokas plus būsimas pirmokas, abudu galim penktokai būti. Gerai, taigi mes gaminsime geltonus paukštelius ir dar kelis juodus paukštelius. O dabar apsidarykite klasėje, galbūt dar kažką tai matote su olimpinėm spalvom. Darykite, žiūrėkite. Ketvirtokai, balionai, jūs pastebėjot balionus. Kaip jūs manote, kad balionų puokštė yra olimpinė? Dešinėje pusėje ar kairėje? Kairėje. Kuris spalva jums greičiausiai išduoda, kad kairėje pusėje? Juoda. Juoda, kairė. Žalia. Taigi ir žalia, nes matot, kad ten žalios taip pat nėra. Taigi, imsimės darbo. Ketvirtokai jau žino, kaip gaminti tuos paukštukus, tai jie jums paaiškins, jūs jiems padėsite arba jie jums padės ir šitaip pagaminsime paukštukus, kuriuos nešim į lauką, smaigstyti olimpinius žiedus. Tai imamės darbo. Taip, dabar ketvirtokų. Arinai, kiekvienai. Iki kas sudėkytės dar? Mokyta, man reikia olimpinį. Tolės pasipirko. Jau čia pas mane nieko. Kam dar miglė reikia trafareto? Miglė reikia trafareto. Kol nesuklijavo, tai žalinsiu pagaliukus iš karto. Atkreipti dėmesį ketvirtokai, ne kartą jau darėm smaigalys, turime tą pačioje. Neįsime čia. Vadu iš karto. Čia tu taip.
kaip čia daryti? Pirmiausia, mes dėliosime, aišku, šitas daug didesnis, mėlyną spalvą. Taip, Marija pavadovauja. Mėlynas spalvos ratelį. Dabar vaikai ateikite, kurie turite mėlynus. Turi mėlynus spalvos. Ne, sakėsi. Mėlynas spalva. Mėlyni paukšteliai keliauja. Thank you.